Sveiki visi, su jumis aš jums gančiai žaidžiame Grocery Store simuliatorių arba kitaip parduotuvės simuliatorių ir tęsiam mūsų parduotuvės statybas. Taip, tai mes praeitą seriją baigėm tuo, kad nusipirkom šaldytuvą, nusipirkom keletą prekių, kaip keletą, šiaip nusipirkom tada daug, bet jau dabar netiek daug liko. Tai atidarom parduotuvę dabar ir pradėsim dirbti. Taip pat primenu visiems, mūsų pagrindinis tikslas yra nusipirkti automatinę kasą. Bet kad tai padaryti, reikia atsirakinti 5 lygį, kuris kainuos mums palei 1500. Ir dar visas kitos išlaidos būtent automatiniai kasai. Taip, tai kiek matome, jau patys pirmi klientai atvažiuoja, po truputėlį renkasi žmonės. Taip, tai kaip čia sakyti, atėjo čia pasivaikščioti, atvažiavo tikriausiai. Taip. Nesuprantu, visi ateina ir išeina. Taip, sveiki. Kortelė labai gerai, $4. Pusė žmonių ką tik išėjo, nes tipo neranda to, ko jam reikia. Ką aš galiu padėti? Ir kur tu eini? Kur jūs eina? Daugiau čia nebegrįžkit, jūs čia užblokuota. Ir jūs. Ir jūs ne. Taip, tai aišku, aš galėčiau jiem parduoti, bet aš tiesiog neturiu iš ko dabar nupirkti prekių. Ko jiem čia reikia? Paskaičiuojam. Taip. Tai jau gaunant 71, aš tik pinigų realiai neturiu. Bet po biškį klientai ateina, tikiuosi, tuo susidarys didelė eilė ir daug kas ko pirks. Taip, 19,64. Va, tokie klientai man patinka, kurie perka labai daug. 82. Taip, 76. Labai gerai kortelė. 18,22. Taip, ir jau galima sakyti tas ateinančias prekes. Taip, ir dar galim sakyti, negalim, dar pinigų tik neturim. Taip, 41 centas. Taip, 8. 8. Taip, palaukit, dabar pažiūrėsim, ko mes neturim, visai neturim, šitą reikia nupirkti. Šitą galima panaikinti, 12, 104. Senos prekės atvažiavo. Ne, čia naujos prekės atvažiavo. Taip. Iš karto, šiaip pirmą gal sudėliosim, tada kainą surašysim. Aišku, pas mane labai daug matau stovi žmonių, bet eilėj, bet ką padarysi, aš turiu sudėlioti viską. Ir aišku, pakeisim kainas, kad nepardavinėti minusą. Taip, ir pakeisim kainas, kaip sakiau. Čia bus po 3,20. Čia po 3,20 taip pat. Čia po 3,20. Ir čia po 3,20. O čia kaip ir kainos geros, taip. Vienu aptarnausiu greit klientus, nes čia matau jau labai daug susirinko jų. Taip, jūs be gražos, labai gerai. Jau 7,72, labai gerai. Jūs 3,42. Jūs 2,99. Senom kainom kažkodėl parsidavinėja.
Man tas netenkina. 14, 1 centas. Ir kiek ten gaunas šitie? Vis tiek ta pati kaina, nesuprantu. Taip, 22. Taip, sekundėlę. Aš pažiūrėsiu, ar ką pakeičiau. Refresh. Jo, turėjo pasikeisti. Taip, o čia sena produkcija. Seną produkciją irgi labai kažkaip greitai išpirka. Viską išpirko. Taip, kol kas viskas kaip ir, man atrodo, gerai, viską turim. Tai pažiūrėsim. Aha, turim. Iškart galima paruošti sakyti. Turim. Ai, šitą 0, tai šitą 2. Ir va tai va. Viskas. Taip, o aš einu toliau aptarnauti klientus. Taip. Labą dieną. 80. Sveiki. O jeigu jums patinka šitas simuliatorius, paspauskite like ir prenumeruokite mano kanalą. Būsiu jums labai dėkingas, jums nesunku, o man duoda daugiau motyvacijos, kad filmuoti vaizdo įrašus. Taip, o mes toliau su jumis dirbam. Taip, šitam shop simuliatorium mes su jumis planuojam padaryti didelę parduotuvę. Tai kad ją padaryti, visų pirma, manau, darbuotojų aš labai kažkodėl nelabai noriu jų išvis. Man kažkaip nelabai patinka tie darbuotojai, nes jie mūsų visą pelną žino, kad ir pasiims, ką mes susidirbsim, jie viską pasiims. Šitą aš ir nelabai noriu darbuotojų kol kas samdytis. Aš jau sakau, geriau automatinės kasas ir kokį ten paskui vieną darbuotoją, kad jis mums nešiotų čia prekes dėliotų. Tai va, o paskui jau kaip turėsim daugiau pinigų, tai jau tada galima bus ir pasirūpinti, kitais darbuotojais, kurie dirbs ten už kasos, nedaug darbuotojų bus. Šiaip pas mus bus beveik viskas automatizuota, pavyzdžiui, bus automatinės kasos tokios, kaip sakiau, kad nereikėtų samdytis daug labai darbuotojų. Nes daug darbuotojų, daug algų reikia tada mokėti, automatinės kasas vieną kartą nusipirka ir viskas, ir nebereikia niekam mokėti. O vat darbuotojams tai reikia algas mokėti pastoviai. Taip, čia tuščia dėžė. Užtat ir nelabai, kaip aš sakau, noriu aš tų darbuotojų samdytis. Todėl, taip, mes atrodo dar kremčiausi. Taip. Todėl ir darysim automatinės kasas, kol išeis darytis. Taip, čia viskas. Aš nespėjau dėlioti, jie viską išperka. Nespėjau tiesiog sudėlioti. Man atrodo, reikės kuo greičiau tą kasą pirkti, arba aš per save peržengsiu ir darbuotoją pasamdysiu, nes aš nespėjau tiesiog lentynas pildyti. Taip, 6, 80. Vieną kasininką, kad nereikėtų labai daug mokėti. 75. Taip, 29, 35. Labai man patinka, jie labai daug perka pas mus. 31, 44. Laukit, ką aš negerai daviau. Ai, 0. Taip nereikėjo iš vis nieko duoti. Nepasistebėjau, net ten pažiūrėjau. Būčiau žmogui davęs per daug pinigų.
Taip. 1,50. Ir po šito kliento jau mes užsidarysim, kadangi aš eisiu žiūrėti, ar galima būtų darbuotoją kokį nusipirkti. Ir taip. 35,92. Viskas. Dar vienas klientas. Ir gaunasi 35,76. Taip, o dabar žiūrim, kas su darbuotojais. Taip. Matau, ten algos žiauriai kažkokios nesąmoningas. Taip, speed. Shift. Nuo 7 ryto iki 19. Nu, manau, kaip ir galima pasamdyti darbuotoją, ką jis čia darys pas mus, taip. Taip. Sekundėlę. Taip, aš manau, gal ir verta būtų tada tas darbuotojas, kadangi jis tik 20 už parą paėmė, darbo laiką, tai gal visai ir vertoka būtų jį pasiimti. Kadangi mes ir taip labai daug išleidžiam, tai sakau, aš nespėju vienas tiek daug visko padaryti, tai gal visai ir verta būtų tada tą darbuotoją pasiimti savo. Nes pat matot, čia yra visokių kitų darbuotojų, bet pažiūrėkit, kokios algos po 700. Čia 7. Čia 70. Čia žinokit, arba mes galim tiesiog dar palaukti, nes pažiūrėkit, kokios čia algos. 40. 40, 70. Nu jo, čia jie aišku dirba skirtingus darbus, tai už tai gal ir taip yra. Taip. Be to, mes turime savo Discordo bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagus įvairūs renginiai, bei daug ko kito. Užsuk įdoms GUM bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Nu ką, samdom tai samdom. Taip. 7 ryto jis atvažiuos pas mus. Nu ir ką, darbuotojas pirmas yra, prekės išdėliotos. Aišku, čia dar reikia papildyti, nes matau, pusę prekių ten nėra kai kur. Tai va, pienas. Sakyčiau, gal palaukim darbuotoją, nes tik 2 valandas liko, bet ir man atrodo, mes to darbuotojo ir taip sulauksim, kadangi mes dar kol sudėliosim visas va šitas va prekes į lentynas, tai manau, jis jau ir ateis. Taip, čia šiukšlės, čia ne šiukšlės, čia šiukšlės ir čia šiukšlės. Taip, čia šitas pilnas, čianai, sausainiai. Taip, sausainiai, kiti, man atrodo, čia sausainiai. Taip, jau greit matau, darbuotojas atvažiuos pas mus. Taip, o mes kol kas papildysim visas lentynas. Taip. Matau, kad reikės su prekių užsikinėti, nes nebeliko prekių. Ir sandėlis tuščias liko. Taip, gerai. Nu tai ką, laukiam darbuotojų, nes jis jau matau greit ateis. Taip, ir van autobusas važiuoja. Tikriausiai su mūsų kartu darbuotojų. Van jisai sėdi. Taip, sveikas. Taip, check out. Taip, jis sėdės prie kasos. Tai ką, mes pradedam. Kažkas. Šiaip, jisai dirbs tik prie kasos, manau, nes aš kitą viską pats padarysiu. Taip, bet dabar reikia tik nepamiršti pasilikti. Taip, čia tai labai jau pigiai padaryta. Taip, dabar svarbiausia nepamiršti pasilikti po 20, nes aš paskui
jam neturėsiu iš ko mokėti. Taip. Tai dabar reikia dar užsisakyti pagrindinės prekes. Bam. Tai ponas mūsų sėdė jau, pažiūrėsim, kaip jis aptarnauja. Šiaip lėtas labai nesakyčiau, bet normaliai, viskas kaip ir gerai. Tegul jisai dirba savo pabiškį, o mes savo pabiškį dirbsim, tai jau pats pirmas darbuotojas yra. Taip. Taip. Sausainiai atvažiavo. Pirmą gal čia sakau, sudėsim čianai. Taip, pirmą dabar supildysim visas su jumis lentynas. Taip, paskutiniai čipsai, va. Taip, dėžės visos nereikalingos. Kaip ir kol kas naujos produkcijos mes ir neperkam. Taip, šitą ką tik papildėm. Skalbimo milteliai. Čipsai. Žiūriu, kad miltų nelabai liko. Ir mes jų užsakėm. Taip, gerai, čia išdėliojom. Taip, prie kasos liktai viskas gerai, jis ten dirba savo. Taip, dar kol paskutinių miltų neišpirko, tai aš dar noriu juos sudėti. Va. Taip, ir čia dar visi kiti lentynos jau netilps. Taip. Šiaip gal ir su darbuotoju žinokit visai nieko. Kadangi, bet tik su vienu, nes jeigu būtų, manau, 2 kasos, tai čia būtų jau pas mus bankrotas. Taip, bet čia va jisai savo dirba pabiškį ir aš savo turiu laiko ir turiu ką spėju padaryti. Vat atvažiuoja sunkvežimiai įvairūs, spėju viską sudėlioti savo laiku, nes kiek atsimenat, prieš tai aš neturėjau net tam laiko, atsistoti negalėjau, nes viskas degė. Taip, tai ką mums čia dar reikia? Miltų ir šitų. Gerai. Taip, miltai. Ir šitų dar užsakom. Ir pažiūrim, kas čia dar yra gero. Taip. Taip, čia, žinokit, kaip ir nieko gero nėra. Sakyčiau, galima dar vieną lentyną būtų nupirkti. Bet šiaip pas mus dabar į lentyną net nėra, pas mus pinigų jau žiūriu labai daugiai. Šiaip pas mus į lentyną viską užtenka, ko padėti. Nebent, jeigu mes bandysime dar daugiau produkcijos dėti. Bet nemanau, kad tai yra apsimoka. Nebent mes galim dar nusipirkti šaldytuvą. Šaldytuvas, manau, praverstų. Kadangi labai daug įvairios produkcijos susijusios su šaldymu pas mus yra, tai šaldytuvą, sakyčiau, galima ir nupirkti. Taip, ir šaldytuvą perkam tada dabar iš karto. Jisai kainuoja 150, tai šiaip ne tiek brangiai. Taip. O matau, pieno pas mus nėra, tai iš ką galima ir papildyti. Tai pirmą dar reikia surasti. A, mes neturim to pieno, kiek suprantu. A, ne, čia šitas liktai. A, ne, žalio nėra pieno. Taip, jo nėra žalio pieno. Taip, tai perkam dar žalią pieną dabar su jumis. Taip. Aš netyčia nupirkau lentyną. Nu, kaip sakant, ką padarysim. Taip. Nu, bus užtat lentyna dar nauja. Taip, aš galvoju, kodėl tiek pinigų mes daug išleidom. O aš tikriausiai kažkaip įdėjau lentyną ir dar pats to nepastebėjau. Bet gerai bus. Sudėsim visą kitą produkciją. Nereikalinga.
Tokia reikalinga, bet mes ją galim čia ir sutalpinti. Ne, gal mes geriau šitus atgal pasiimsim ir tenai sudėliosim. Taip, kas čia pas mus atvažiavo? Čia žalias pienas atvažiavo. Taip, žalią pieną mes irgi sudėsim čionai. Taip, sausainiai dar kiti. Taip, aš ir kol kas to pieno neimsiu žalio, nes kol čia sudėliosim, tai dar laiko yra. Tiesą pasakius, nespėju tai ir pirkti, ir dar čia viską daryti. Taip. Aha. Taip, čipsai. Raudoni sausainiai. Čia gaunas. Ai, va, mes ir neturėjom šitos produkcijos. Ir žalias pienas. Ai, dar va sausainiai geltoni yra. Taip. Pienas, dar šitie liko. Taip. Ir man atrodo, mes jau vėl kažko dar neturim. Taip. Perkam. Ne, čia jau per daug. Perkam. Taip, nupirkau visko, ko mums reikėjo. Tai manau, čia bus jau paskutiniai klientai. Nespėsiu, taip nespėjom. Dar šiaip atvažiuos lygtais. Atveš dar vieną produkciją paskutinę. Ir šiandien jau, manau, bus pabaiga, nes ir taip padarėm labai daug darbo. Taip, matau, jau klientų nėra. Taip, o mes tave siunčiam poilsiui. Ir kur tu eini? Geriausias poilsis, parūkyti. Taip. Taip, jau matau, jau greit darbo valandos baigsis. Taip, ir čia dar galima išdėlioti. Taip, čia, kiek suprantu, viskas. Ir ką, darbo valandos baigės. Va ir autobusas. Ačiū Jums labai už darbą. Gero vakaro. Ate. Taip, tik ką mes jums sumokėjom tik 20, bet mes užsidirbom tai kažkokius nerealius pinigus ir aš tiek neprivargau, kiek pavargstu, jeigu dirbu vienas. Tiesą pasakius, darbuotoją aš jums rekomenduočiau. Kažkaip nelabai negatyviais apie juos kalbėjau, bet realiai vienas darbuotojas tai yra gan
Nu, šiaip jis irgi pinigų paima, nu, bet vis tiek yra žymiai lengviau, negu tu dirbsi vienas. Nes jeigu tu dirbsi vienas, tai čia yra jau, žinot, užsikneisimas kažkoks, jas pasakius. O vat aš dabar su darbuotoju padirbau kažkaip ir tapo vat, daugiau visko ir kažkaip kitoks, sakyčiau, nedarbas tapo. Patogesnis ir šiaip, nežinau, toksai, sakyčiau, visai lengvesnis, nes atsilaisvinu, jisai vieną darbą darė, o aš dariau vieną, aš kitą dariau, kol jisai darė vieną darbą. Taip, matau, dar vienas sunkvežimis atvažiuoja. Aš tikiuosi jau gal paskutinis. Ne, čia dar ne paskutinis. Taip, iškraunam. Gaila tik, kad aš nelabai, man atrodo, galiu to darbuotojų ir valdyti, nes, nu, pavyzdžiui, jeigu man kitą dieną, nu, tarkim, rytoj nebereikia darbuotojo, tai įdomu, galima kažkaip, nu, jam pasakyti, kad jis neateitų į darbą. Aš labai, aišku, abejoju. Taip, beveik pilna produkcija. Taip, čia galima kasą šitą uždaryti. Šviesą irgi galima išjungti. Taip. Pažiūrėsim. Tai $20 jis iš manęs paima, bet realiai ir padeda labai daug. Nu, ir paskutinis sunkvežimis atvažiavo. Taip, tai ačiū, kad žiūrėt, su jumis buvo Domsgun ir iki kito karto. Jau susitiksim Domsgun parduotuvėj, kur dirba ne vienas žmogus. Iki.